Sveiki visi. Pradėsim daryti tokias trumpas apžvalgas ir pasidalinti tokiam savo įžvalgom. Su jumis galbūt kažkam bus naudinga ar pravartu. Priminsiu, kad tai nėra ir nebus siūlymas būtent pirkti arba parduoti kažką. Tai tiesiog yra mūsų asmeninė nuomonė ir tikrai nerekomendacija. Galbūt mūsų video jums padės suprasti tam tikrus dalykus arba išvelgti, ar galbūt tiesiog pažiūrėti. Taigi, šiandien pasirinkau keturias valiutų poras. Pirma būtų euras Japonijos jena. Dieniniam grafike matom, buvo toksai susidaręs gražus simetriškas trikampis ir jisai buvo, matom, prakirstas, pramuštas ir kaina grįžo, pasitikrino tam tikrą lygį ir vėl važiuoja apačiai. Taigi įsivaizduojam, kad kaina turėtų biškį koreguotis daugiau, nors mes čia esam atsargesni, tai profitus sudėję ties 61 Fibonacci, bet žiūrint iš savaitinių žvakių, tai galima būtų manyti, kad jisai pasikoreguos truputį ir daugiau, nes praeitą savaitę buvo tokia aiškiai išparduota žvakė, tai galbūt korekcija bus ir gilesnė. Sekantis produktas būtų USD Šveicarijos doleris. USD doleris ir šveicarijos frankas. Čia įžvelgiu šiaip jau tokį, sakyčiau, gal ne visai idealų, bet tikrai dvigubą susidariusią apačią. Ir matot, pas mane čia yra tokia melsva zona, kurią iš tikrųjų, manau, pramušus kainai ir paskui patikrinus būtų galima kažkur tai žiūrėti čia pardavimus stovėti. Atsiprašau, pirkimus. Galbūt galėtų būti toksai scenarijus. Aišku, nereikėtų pamiršti, kad čia per daug pirkti gal būtų per daug drąsu, nes savaitiniam grafike žinom, kaip yra, kokia yra situacija. Nors šiaip krentantis pleištas dažniausiai būna pramuštas būtent į viršų. Tai jeigu, tarkim, bandytume čia išvelgti pleištą, o jį galima išvelgti vis tik tais, tai galbūt pasiteisintų tą teoriją, kad kaina važiuos ir kur kas aukščiau. Trečias variantas būtų, mano irgi jau kiek laiko stebimas, tai yra euras ir Kanados doleris. Čia tą formuotę jau kurį laiką stebėjau. Aišku, tai nėra ideali formuotė, bet idealių jų dažniausiai ir nebūna. Sakyčiau, kad galvos pečių modelis tikrai susidarė ir dabar kaina jau formuoja pramušimą ir galbūt ant to pramušimo kažkas tai vyks ir kaina pasikoreguos daugiau. Taigi vėl tas toksai produktas, į kurį patarčiau atkreipti dėmesį. Jeigu prekiaujat būtent čia valiuta, įvertinkit, manau, tai yra pakankamai svarbu. Na ir paskutinis toksai variantas, tai yra GBP USD. Čia diskusijų apie tą porą buvo, žinot, patys kiek daug. Paskutiniu metu čia ir pleištai susidarinėjo, ir trikampiai, ir ko tik tai nebuvo, ir tai, ką kilo, sėkmingai kilo, tol kol nepamačiau šitos žvakės, būtent savaitinės, vėl sulaukus tokios savaitinės arba mėnesinės žvakės, turi būti visiškas idiotas, kad nelauktum dar kažkokios tai gilesnės korekcijos. Tai mes jos laukėm ir sulaukėm. Jau matot, perkeltas yra stopas su šiokiu tokiu pelnu. Tai nors čia būtent tą mėlyną zoną, kurioje aš manau, kad irgi kaina gali pakankamai stipriai užstrigti. Bet galbūt koreguosis kaina ir daugiau, galbūt koreguosis iki trendinės linijos, gal ir dar daugiau. Čia
mes kol kas to nežinom. Tai va, tai tokie mūsų pastebėjimai, tokios mūsų įžvalgos. Jei kam nors padės, bus tik tai džiugu. Ir susitiksim greitu laiku. Iki.